Labas, mielieji. Norėčiau biškį jūsų dėmesio. Gal norėsit išgirsti. Labai mėgstu šamaniškas pasakas. Labai daug jų prisikaupė. Norėčiau jums vieną kitą perteikti. O gal ir daugiau, nežinau, kaip jūs žiūrėsit mane. Daug praėjau gyvenimą, mačiau daug ko. Turiu labai daug ką pasakyti jums. Ir pabandysiu nuo šio vakaro pradėti turą mano gyvenimo istoriją. O ji tokia buvo sudėtinga, kad sunku ir apsakyti. Patys suprasit. Papasakosiu aš viską iš eilės. Metą po metus. Gimiau Žemaitijoje, gražiame kaimelyje, miškuose, tokiuose gūdžiuose miškuose. Buvo trobelė. 5 kilometrai nebuvo nė vieno žmogaus aplinkui, nieks negyveno. Užaugau iš gėrybių, gamtos gėrybių. Buvo aviečių, slyvų, visko buvo, visko davė gamta. Labai mėgau avietės, labai mėgau. Jų buvo labai daug. Su sesute eidavom pietum avietės, ryte žemuogės, žemuogė buvo pilna. Mamai parnešdavo. Skurdžiai gyvenom, vargingai labai gyvenom. Užaugau prie žibalinės lempos. Viskas tuom pasakyta. Nu ir tėvas jaunas susirgo astma. Teko dirbti visus darbus. Dar pirmoj klasėj, nei pirmą klasę reikėjo iš Rūsio bulves nešti, su sesute nešėm. Tėvas labai sunkiai vaikščioti, turėjo astmą. Mama ėjo į darbą, į kolūkį, gaudavo kelis tos pinigus, šiaip ne taip, bundeliui duonai. Nu ir sekmadieniais eidavo į bažnyčią ir jis parnešdavo. Tada buvo mums šventė limonadas, ėsas, bulka. Buvo mums šventė. Savaitės, kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną mama liepdavo kambarius plauti. Vieną dieną aš plaunu, kitą dieną sesutė plauna, vieną dieną aš plaunu. Ir savaitės gale mama suveda suvestinę. Nu, ką atrodo, čia geriau plovė tau, tim bus saldainė. Nu ką, nepasidalins, vis tiek, gauni tus saldainius pasidalins. Gerai, brangenybės mano, o dabar aš papasakosiu šamanišką pasaką. Gyvenimo skonis. Kartą mokytojas paklausė mokinio: ar jauti oro skonį? Mokinys ėmė uostyti orą, miško orą, išvardinį keletą kvapų. Tai tavo uoslė nebloga. O kaip dėl skonio? Mokinys tarsi šuo keletą kartų iškišo liežuvį ir suglumo. Gerai, nusišypsojo mokytojas, šoko už nugaros ir užspaudė savo auklėtinį burną ir nosį. Mokinys suprato, kad priešintis beprasmiška. Bet po minutės suveikė savisaugos instinktas. Jis ėmė spardytis ir
rangytis. Tada mokytojas paleido jį ir mokinys visa krūtinė įkvėpė gyvenimą. Gyvenimo skonis, atgavęs kvapą ištarė jis. Tikrai taip, visada turi jausti šito skonį. Šis skonis yra ir vandenyje, ir maiste, ir daug kur kitur. Nevalgyk to, kas be tikro skonio. Nekalbėk su tuo, kuris neturi sielos. Gerk iš gyvenimo taurės su malonumu, bet neskubėk, nes gali ištuštėti per greitai, negu reikia, arba gali ir visai ištaškyti. Ačiū, mylieji, iki kito karto.